Aidas Jurkštas – garsiausias Lietuvos farologas. Švyturiais ir jų istorija jis domisi kone 30 metų. Iš Vilniaus persikrausčiau į Palangą, o čia kažkaip gyvenant pajūry pradėjau natūraliai domėtis daug dalykų. Jūriniais dalykais, pakrančių dalykais, marinistiniais dalykais ir tuos švyturius kažkaip labai greit aš aptikau. Ir man buvo velniškai įdomu, bet kai įdomu, tai turi patenkinti tą savo geidulį, sužinoti kiek daugiau. O tuo metu literatūros nulis, knygų nulis, straipsnių nulis, interneto tik pati pradžia, jokių žinių, jokios informacijos. Ir tai suintrigavo, reiškia, pradėjau ieškoti ir tada, kaip sakant, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių ir pradėjau domėtis. Jeigu tada iškart būčiau radęs visus atsakymus, tai turbūt būčiau nuėjęs kur nors kitais keliais, bet kadangi ne, pradėjau rinkti informaciją apie Lietuvos švyturius, apie Baltijos švyturius, apie pasaulio švyturius. Sužinojau begalę dalykų ir tai pasidarė labai įdomu. Per 20 metų galų gale surinkau labai daug medžiagos ir išleidau knygą, kuri iš tiesų didžiuojasi Lietuvos švyturių istorija. Labai išsami, ir dabar aš ją su didžiausiu malonumu atsiverčiu, kur man reikia kokios informacijos, tai yra žinynas tiesiog. Ir va tie dalykai taip ir nuvedė toliau. Per tą visą laiką kolekcionavau daugybę dalykų. Atvirukai, pašto ženklai, monetos, paveikslėliai, visokiausi plakatai ir taip toliau modeliai. Tų modelių susirinko iš viso pasaulio, nežinau, iki kokių 3000. Aidas atskleidžia, kad netolimoje ateityje planai įkurti švyturių muziejų. Jo sukaupta kolekcija įspūdinga, o ir istorijų apie švyturių atsiradimą Lietuvos pajūryje ir pamaryje nestinga. Švyturių metų proga su Aidu susitikome simbolinėje vietoje, prie Klaipėdos švyturio. Pastatytas jis sovietmečiu, įžiebtas 1953-aisiais, praėjus 8 metams nuo senojo švyturio susprogdinimo. Farologas prisimena, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo siūlymų šį švyturį nugriauti. 1993 metais sovietų kariuomenė perdavė 4 švyturius, mūsų šitos visus jūrinius, reiškia Lietuvos Respublikai. Ir tada jau, reiškia, buvo sąjūdis, jau po sąjūdžio, jau valstybė atsikūrė, tautinis atgyvimas, visiškas patriotizmas ir klaipėdiečiai rimtų veidų svarstė temą, kurią aš dabar, kai pasižiūriu, kažkas neįtikėtina, kad reikia atsisakyti šito sovietinio monstro, Klaipėdos švyturio, jį nugriauti ir toje vietoje pastatyti didelę bažnyčią su šviesa į jūrą. Tai va toks man irgi labai įdomus, bet ačiū Dievui, kad tada, reiškia, suprantantys žmonės vis tik tai vadovavo tom visom tarnybom. Ir meras, ir uosto vadas tada visi suprato ir tas švyturys išliko ir jis egzistuoja. Vieta, kurioje dabar stovi Klaipėdos švyturys, istoriškai svarbi. Būtent čia prieš daugiau kaip 200 metų buvo įžiebtas vienas pirmųjų visame Baltijos jūros regione mūrinis švyturys. Tiesa, tai nebuvo pirmasis Klaipėdos švyturys. Pasak farologo, pirmasis galėjo atrodyti štai taip. Viduramžių Klaipėdą atspindinčioje graviūroje matyti gana primityvus medinis įrenginys, tuokart atlikęs švyturio funkciją. Situacija ima keistis 18 amžiuje. Suklesti prekyba mediena, gausėjo laivų, todėl atsiranda būtinybė pasirūpinti saugiu jų įplaukimu į uostą. Ateina 18 amžiaus pabaiga, jau Klaipėda pavirtusi šiokiu tokiu uostu, iš esmės medienos uostu, ne kokiu nors kitu, tik vėliau jisai jau patapo tokiu universaliu uostu. Laikėsi jisai Danės žiotėse ir Klaipėda turėjo unikalią asmenybę Johaną Samuelį Lilientalį. Lilientalis atliko čia daugybę funkcijų, ne vieną dešimtmetį jis čia dirbo, iš tiesų jis buvo iš Prūsijos ir Prūsijos didelis valdininkas buvo, bet buvo atsakingas ir už Klaipėdos uostą, už Klaipėdos, už Peliavos uostą ir dar už eilę uostų. Ir jisai paišė pirmosius tos mūsų jūrlapius, žymėjo, ką daryti, rašė straipsnius, būtent jo pastangom buvo tvarkomos įplaukos, reiškia, molų pradžia. Jo buvo idėja perkelti jau iš Danės uosto, iš upės į uostą. Ir tokiu būdu mes tapom iš upinio uosto jau jūrinio uosto. Ir vienas iš jo darbų jau ganėtinai metuose jisai buvo
buvo suprojektuotas Klaipėdos uosto švyturys. 18 amžiaus pabaiga, tas švyturys literatūros dar ganėtinai mažai, bet jis jau buvo tiek išprūsęs ir kai žiūriu tą projektą senovinį, jis iš tiesų yra šiek tiek panašus į Aleksandrijos klasikinį švyturį. Toks iš pirmo žvilgsnio ne, bet kai pasižiūrėjęs į tą konusą susieinantį ir kylantį ir tu supranti, ir netgi negana to, originaliam projekte uždėta švyturio kepurė ir ant švyturio kepurės toksai jūrinis gyvis, toksai kaip su žuvies galva, toksai iš Olafo Magnuso žemėlapio garsaus jūrinio. Tokias pačios figūros panašiai stovėjo ir ant Aleksandrijos švyturio. Tai tada aš suprantu, kad jisai laikė turbūt kaip didelį pavyzdį Aleksandrijos švyturį, kurdamas šitą mūsų Klaipėdos švyturį, kuris va toks ir buvo pastatytas 1796 rugsėjo 1. Švyturys nekartą keitė savo formą, buvo aukštinamas, tobulinamas, galo buvo perdažytas kaip šachmatų lenta. Dėl to jis buvo pavadintas šachmatiniu. Pastatė jį iš pradžių per žemą, trūko pinigų, visais laikais savivaldai trūko pinigų. Pastatė tą švyturį, jį pastatė 18 metrų, jis turėjo būti 25 metrų. Tai po keletos metų vėl surado pinigų ir tada jį perstatė ir paaukštino tą švyturį. Nu ir va tas švyturys stovėjo štai iki 45 metų, iki Antro pasaulinio karo pabaigos. Per tą laiką jis ten evoliucionavo, jį perstatinėjo, kūrė, aukštino, dar kartą paaukštino šiek tiek, galų gale iš jūros pusės apkalė skarda ir nudažė šachmatais, raudona balta. Ir jisai toksai pavirto šachmatinis, toks unikalus apskritai pasaulio istorijoje, nedaug, vieną kitą tik tai galiu pasakyti, kur taip šachmatais būtų švyturiai sužymėti. Deja, po Antrojo pasaulinio karo šio išskirtinio švyturio neliko. Karas pasiglemžė ne tik šachmatinį, bet ir to laikmečio ikona tapusi baltąjį švyturį. Pastarasis, prieš 140 metų ant šiaurinio molo iškilęs švyturys buvo tapęs fenomenu. Tai buvo labiausiai fotografuojamas ir tiražuojamas Klaipėdos objektas. Puikavosi jis ir ant pašto ženklų, pinigų, ant spaudų, nors dydžiu nebuvo ypatingas, tačiau tuo laikmečiu jis buvo tapęs ryškiausių miesto simboliu. Kaip Klaipėdos simbolis numeris 1, ne numeris 2, ne numeris 3, bet Klaipėdos simbolis numeris 1, tai yra Klaipėdos šiaurinio molo baltasis švyturys, taip vadinamas. Baltuoju jis vadintas dėl to, kad buvo baltai nudažytas, degė raudona liepsna. Kaip visada ant molų yra du švyturiai statomi, ant vieno molo ir ant kito, yra pietinis ir reiškia ir šiaurinis. Tai įplaukiant dešiniai pusėje yra žalia liepsna, todėl ant šiaurinio molo degė žalia liepsna, o šitas baltasis, kadangi jis kairėje, jisai degė raudona liepsna. Na ir tas švyturys stovėjo ant molo, molas buvo statomas ne 100 metų, kelis kartus ilgintas ir galų gale 1884 metais, tai dabar kaip tik kažkokios tai metinės buvo pastatytas, nu ir jisai tapo ikoninis. Iš tiesų ikoninis dėl to, kad jau atsirado fotografija, atsirado atvirukų verslas ir vaizdas su nuotraukom, su atvirukais išplito po visą pasaulį. Ir jeigu mes dabar susirinksim internete ten Memel, pavyzdžiui, ar ten Memel Lighthouse, tai garantuotai išmes pirmiausia šitą švyturį ir jis buvo įamžintas daugybę dalykų, monetose, notgilduose, laikinuose piniguose, pašto ženkluose, kelios serijos, visur diplomuose, laikraščiuose, žurnaluose, jo yra daugybė atvaizdų išlikę ir jis yra unikalus, absoliučiai dalykas. Dar visai neseniai manyta, kad po karo molo rekonstrukcijų neliko nė ženklo bylojančio apie šio unikaliojo švyturio buvimą. Tačiau situacija kardinaliai pasikeitė, kai buvo rasta išlikusių šio objekto fragmentų. Baltojo švyturio vieta buvo įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Denisas Nikitenka, kraštotyrininkas, pasiėmė atvirukus viską ir nuėjo ant to molo ir apsižiūrėjo, kad čia labai daug išlikę. Mes, kadangi buvom užliuliuoti tų sovietinių vadovėlių, kad karo pabaigoje viskas susprogdino, čia nieko neliko, pasirodo, kad liko ir molas liko ir negana to ten galas, kur yra užtvertas, jis perlipo tos tvoras, apsižiūrėjo
Baltojo švyturio vieta yra išlikusi, molo galas yra sveikas. Nu taip, jam 200 metų, jis aptrupėjęs, ten visą kitą, bet jis puikiausiai. Tai, nu ir nuo to prasidėjo nauja epopėja, Baltojo švyturio atstatymo idėja įgavo tam tikrą pagreitį. Sunku, tos valdžios žmonės atrodo, kad jiem rankas kojas laužai, nes kai tu juos įkalbinėjai, kad čia reikia atstatyti tokį niekalą, kurį mano ten kokio garažo kaimynas šaltkalvis ten per 2 mėnesius padarytų, nežinau, ten už 10 ar 15 tūkstančių, čia reikia kovoti valstybiniu mastu ir įrodinėti, kad čia kultūros paveldas, kad čia mes galim, kodėl. Nu, aš pasakysiu, gėda, žiūrint, lyginant mūsų įplauką su Baltijos jūros, Šiaurės jūros uostų įplaukom, tai yra viena gėdingiausių įplaukų. Tai čia tokia saviplaka, bet taip yra. Tie mūsų uosto vartai yra labai negražūs. Čia tas takelis, kuriuo mes čia taip labai didžiuojamės, tai gerai takelis, tai kas čia molas, tai čia yra tik tai elementas, jis turi būti karūna su baltuoju švyturiu ant galo. Pasak istoriko Jono Genio, nėra jokių abejonių, kad švyturiai labiausiai atpažįstami jūrinio miesto simboliai. Todėl jo teigimu, netoli pagrindinio Klaipėdos švyturio kažkada galėtų iškilti ir baltasis. Tiesa, ne kaip navigacinis renginys, bet kaip patrauklus Klaipėdos istorinis akcentas. Na, pirmiausiai, aš manau, abu švyturiai yra, ne tik tai mes mėgstam žodį simboliai, tai miesto simboliai, bet tai ir iš tikrųjų labai aiškus uosto ženklai. Tai pirma. Na, jeigu jų nėra, vėl apie miestą, uostą kalbėti negalima. Dabar pati istorija yra tokia, kad pirmiausiai yra statomas tas vadinamas raudonasis švyturys, kuris buvo ant kranto. Toje vietoje jau kūrėsi tam tikrą infrastruktūrą uosto ir tai atsitiko 18 amžiaus pačioj pabaigoje. Atrodo, turėjo galbūt tuo metu ir užtekti, ne? Ir užteko, matyti, šito uosto jis buvo rekonstruojamas, aukštinamas. Na, bet vykdant molo darbams, ilginant molą, buvo reikalinga antra alternatyva. Tai yra jau tas švyturys, kuris buvo ant kranto ir kuris kažkada baigėsi uosto riba. Jisai šitoje vietoje nebeatliko visų funkcijų. Tai štai tada aš galvočiau ir atsirado tada tas poreikis, kad laivam įplaukti atsirastų ir baltasis švyturys, tai yra tas, kuris buvo ant molo paties galo. Na, reiškia, istorija yra aiški, funkcija yra aiški, dabar kaip su juo pasielgti. Aš galvočiau, kad niekada nėra blogai, jeigu kalbame apie tam tikrų objektų atstatymą. Kalbame apie Pilies bokšto atstatymą, kalbame apie Jono bažnyčios atstatymą. Atsiras dar daugiau objektų, kurie miestuose, kurie nukentėjo ypatingai nuo Antro pasaulinio karo arba Antro pasaulinio pabaigoje, jie yra praradę labai daug tapatumo simbolių tam tikrų. Ir nieko gudresnio mes dažnai nebesugalvojam kažką sukurti toj vietoj naujo, kažkokios pateikti alternatyvą. Tai grįžtų prie to, kad turbūt nieko gudresnio nesugalvotumėm, jeigu ir atstatytumėm švyturį. Aišku, švyturiai nebereikalingi savo tomis funkcijomis, kuriomis jie buvo žymimi. Švyturiai yra savotiška ir problema Baltijos jūros regiono valstybėm, kuriuose yra labai daug švyturių. Aš dabar bijau pasakyti, kiek norvegai turi, bet ten skaičiai astronominiai yra. Bet problema kokia? Jie sako, švyturių mums nebereikia, nes navigacija yra orientuojama kitais dalykais. Tai švyturiai turi turėti kažkokią kitokią funkciją. Kokia? Turistinė, kultūrinė, gal dar kažkokia švietėjiška funkcija. Tai štai tokia galbūt ir galėtų pretenduoti ir baltasis švyturys. Galbūt nebūtina jį daryti ten, aš nežinau, storom sienom ar dar kažką, bet tiek, kiek jis buvo fotografuojamas, kiek jis buvo piešiamas, tikrai tos medžiagos bent jau fasadams atkurti ir gana tiksliai rekonstrukcijai, manau, užtenka.